Mes jau aptarėme daugybę tiesų, kurių greičiausiai neišgirsite bažnyčiose labai dažnai pamokslaujamų ir aiškinamų. Ir tai, ką kalbėjome, irgi dažną kartą prieštaroja tam, kaip buvo traktuojama tikinčioje valdžia bažnyčiose. Labai dažnai tenka bendrauti su tokiais pasipiktinusiais ir nusivylusiais krikščionimis, kurie ateina ir pasakoja, kaip jie, pavyzdžiui, tiek metų tiki Dievu ir vis tiek neišgyja. Tiek metų tiki, skaito Bibliją, o kaip gyveno skurde, taip gyvena skurde. Arba meldėsi už tikrai labai mylimą žmogų, o jis mirė. Ir jie pasipiktinę todėl, kad galvoja, taigi Dievas visagalis. Biblija sako, kad Dievas juos myli. Tai jeigu tas Dievas visagalis ir tas Dievas juos taip jau myli, kodėl visa tai vyksta? Kodėl Dievas, kuris viską gali padaryti, tokius dalykus leidžia? Ir kaip tada jo pasitikėti? Jeigu Dievas jau yra tikrai toks geras ir sūnų dėl manęs atidavė, kodėl jis manęs neišgydo? Kodėl leidžia man gyventi tokiam skurde? Kur ta jo galinga ranka? Kur tie stebuklai? Taigi akivaizdu, kad Dievas neveikia taip, kaip sakęs, Dievas visiškai neišpildo savo pažadų ir mes turime teisę ant jo pykti. Ir jeigu panagrinėtum tokį priekaištą, kuris tikrai yra labai populiarus, daug dalykų jis atskleidžia, bet atskleidžia ir vieną tokį esminį dalyką. Vadina, žmogau, tu taip ir nesupratai, kokią valdžią tau yra patikėjęs Dievas. Vadinasi, tu taip ir nesupratai, o gal ir nežinojai, kad tada rojaus sode Dievas perleido valdžią šitai žemei, planetai, viskam, kas vyksta žemėje, žmogui. Žmogus yra pastatytas vadovauti. Ir taip pat, kad Dievas yra dvasia ir jokia dvasia negali kištis į fizinį materialų pasaulį, neturėdama kūno, materijos. Ir kadangi Dievas sukūrė žmogų su laisvos valios pasirinkimu ir niekada nedraudė jam pasirinkti taip, kaip žmogus nori, net jeigu žmogus, pabrėšiu, pasirenka ne taip, kaip Dievas nori, net jeigu žmogus pasirenka blogai, Dievas niekada neatėmė žmogaus laisvos valios pasirinkimo, taigi, tam, kad veiktų to paties žmogaus gyvenime, Dievui reikia, kad tas žmogus juo tikėtų ir laisva valia neverčiamas, paklūstų Dievui, pasirinktų laikyti jo nuomonę, jo žodį aukščiau savo nuomonės, aukščiau to, ką kalba kiti. Štai kaip Dievas pradeda veikti. Apie tai ir kalba laiškas Efeziečiams 3:20. Jis, kuris gali padaryti nepalyginamai daugiau visko, ko prašome, ar apie ką galime galvoti, pagal mumise veikiančią jėgą. Taigi pasirodo, dar mumise turi veikti jėga. Ir tiek, kiek ta jėga mumise tikėjimo jėga veikia, tiek Dievas, kuris gali padaryti nepalyginamai daugiau visko, kas mums ateitų į galvą, tik tiek jis realiai ir gali padaryti dabar čia tavo gyvenime. Bet kažkaip visi tas tiesas kažkaip užmiršta, tiesa? Taigi Dievas, jis viską gali. Dievas gali akimirksniu viską pakeisti. Bet neveikia taip Dievas, vadinasi, jis to nenori. Ir vėl radome ką kaltinti. Vėl galime likti aukos pozicijai. Dievas kaltas. Neveikia ir viskas. Taigi, jeigu jis visagalis ir jau toks geranoriškas, būtų norėjęs išgydyti, mano giminaitį būtų ir išgydęs, bet jiem ir neišgydė. Pasakysiu dar kartą tą pačią tiesą, kurią kalbu per visas šitas pamokas. Visagalis Dievas, suverenus, nieko neribotas, nuo nieko nepriklausantis savo laisvą valią pavedė žmogui valdžią tvarkyti šitoj žemėje. Taip pat Jėzus Kristus davė jiems, mokiniams, jėgą visoms netyroms dvasioms išvaryti jas lauk, išgydyti visų rūšių ligas ir negalias ir viešpatauti visam tam blogiui, kuris yra šitame pasaulyje, Mato 10:1. Taigi matote, Dievas savo jėgą, visagalę Dievo jėgą investavo į žmones. Ir šiandien žemėje, tų pačių žmonių gyvenimuose, tautų gyvenimuose, visų žmonių gyvenimuose, Dievas gali veikti tik per tuos žmonės, kurie jo pasitiki ir kurie nemaišo, bet leidžia jam veikti. Tai yra, tiki taip, kaip parašyta, tiki pagal jo valią.
Mes skaitome apaštalo Pauliaus gyvenimą, jo darbus, jo laiškus. Taip kažkada jis buvo gyvas. Ir jis veikė taip, kad kaip sakant, iki šiol skamba ausyse. Jis išvarnėjo demonus, gydė ligonius, skelbė viešpatės evangeliją. Per jį tikrai sklido Dievo šviesa ir žmonių gyvenimai, tautos buvo pakeistos. Ir šiandien, kaip sakant, jis kalba mums per savo laiškus. Mes skaitome ir žmonės yra paliesti, žmonės gauna prieiškimą, bet Pauliaus žemėje nebėra. Taigi Paulius, taip kaip tada veikė žemėje, negali veikti, kadangi jo šiandien nėra, nors Paulius visgi dar yra gyvas, tik jis yra kitoj pusėje. 2 Korintiečiams 5:8. Paulius rašo, išeiti iš kūno ir būti Dievo akivaizdoje, kaip Paulius sako, man yra geriau. 2 Korintiečiams 5:8. Taigi Paulius yra gyvas, tas pats nuostabus, galingas, tikintis apaštalas Paulius yra gyvas, bet jis yra ten, dangui, dvasinėje erdvėje ir šitoj žemėje. Jis negali veikti, kadangi jis nebeturi kūno. Štai kodėl šiandien tu, turėdamas kūną ir būdamas gyvas šitame materialiame pasaulyje, čia ir dabar turi daugiau valdžios ir autoriteto negu pats apaštalas Paulius. Kadangi tu esi gyvas čia, gyveni. Su visa savo išmintim, su visu tokiu autoritetu, tikėjimo drąsa, Paulius nieko negali padaryti šitą žemėje. Kadangi jis neturi kūno, jis yra ten. Taigi Dievas, kokius gerus ketinimus jis beturėtų mūsų atžvilgiu. O apie tai, kokie yra Dievo planai mūsų atžvilgiu, galite paskaityti rašte, nes Dievo žodis atspindi Dievo valią. Dievas, kaip jau benorėtų gero ir kiek beturėtų galimybių ir jėgos tą gėrį padaryti žmonių gyvenime, jis negali to padaryti ne per pačius žmonės. Kadangi jis yra dvasia ir jis veikia tik per kūną. Ir tas kūnas dar laisvą valią turi jį pasirinkti. Ir šita tiesa turi tiek daug pavyzdžių. Pavyzdžiui, aš žinau, kad daugybė žmonių nuoširdžių gerų krikščionių meldžiasi, kaip sakant, nepaliaudami. Dieve, įsikišk į mūsų tautos gyvenimą. Pažiūrėk viešpatie, kaip mes nupuolėme. Kokie žemi pasidarė mūsų standartai. Sustabdyk Dieve visą tą vauk kultūrą, visą tą bedievystę. Kai gėda vadinama garbe, kai juoda vadinama balta, sustabdyk viešpatė visą tą LGBT siautėjimą ir taip toliau, ir žmonės meldžiasi ir galvoja, kad Dievas kažkaip taip tikrai jau dangų taip susiims, jau tikrai jam, kaip sakant, trūks kantrybė, žiūrinti tą bedevystę, kurioje šiandien gyvena žmonės ir kurią jie platina, kaip sakant, visom įmanomam priemonėm, jis kažkaip išties savo ranką ir kažką taip suvereniai ims ir padarys ir nuvers tos tikrai bjaurius ir blogus ir bedieviškus vadovus ir viskas tvarkys ir viskas bus gerai. Bet jeigu žmogus taip melsdamasis tokių dalykų tikisi, tai reiškia, kad jis nesuvokia to, kokia yra žmogaus rolę šitoj žemėje, tai yra kokią Dievas žmogui yra paskyręs vietą ir kokią valdžią jam yra davęs. Toks krikščionis nesupranta, kaip Dievas veikia. Nes jeigu Dievas taip, kaip sakant, neapsikentęs imtų ir įsikištų, o aš galiu jums pasakyti, per žmonijos gyvenimo istoriją Dievas turėjo tūkstančius kartų, kaip sakant, kad jo kantrybė trūktų ir jis pagaliau kažkaip įsikištų suvereniai ir sutvarkytų tai, kas čia vyksta. Jeigu jis taip padarytų, jis nebebūtų Dievas. Kadangi, kaip mes jau ir kalbėjome, Dievas laikosi žodžio, Dievas pasakė ir neperžengia to, nepakeičia to, kas išėjo iš jo lūpų burnos, kas išėjo iš jo lūpų. Dievo žodis yra kaip sandora. Jis jos nekaitalioja, jeigu aplinkybės pasidarė nepalankios, pavyzdžiui. Todėl, jeigu Dievas jau, kaip sakant, nužengtų iš dangaus ir sutvarkytų visą tai, kas vyksta čia žmonijoje, jis būtų neteisingas Dievas, nes jis pats sulaužė savo žodį. Ir kiekvieną kartą, kai vyksta rinkimai, daugelis krikščionių sako taip, taigi mes žinome, kad visa valdžia, kiekviena valdžia yra iš Dievo. Ir vadinasi, kiekvienas žmogus, kurį išrinko, kuris yra, kaip sakant, užima dabar valdovo poziciją, tas ir yra Dievo išrinktasis. Ir mes turime tiesiog jo klausyti ir daryti taip, kaip jis sako, nes jisgi iš Dievo yra pastatytas. Bet aš jums sakau, reikia skaityti raštą.
ne kai kurias tiesiog rašto vietas, kurias jums kas nors pacitavo, reikia visą raštą skaityti. Pažiūrėkime, kągi kalba pranašas Ozėjas 8:4. Jūs išsirinkote karalius, bet jie nėra iš manęs. Jūs pastatėte savo kunigaikščius ir princus, bet aš jų nepažįstu. Ką mes čia matome? Mes matome, kad žmonės pastatė karalius, kurie nėra iš Dievo. Jie išsirinko į valdžios poziciją žmonės, čia sakoma kunigaikščiai, princai, bet Dievas sako, aš asmeniškai jų nepažįstu. Reikalas yra tame, kad Dievas nekontroliuoja mūsų pasirinkimų. Dievas nekontroliuoja to, ką mes išrenkame į valdžios pozicijas ir nuo ko po to priklauso mūsų pačių gyvenimėlis. Tai yra žmogaus pasirinkimas, tai yra žmogaus rankų darbas. Ir aš manau, kad dėl to, jog bažnyčia ilgą laiką atskyrė save nuo visuomenės gyvenimo, nes matote, jis nėra dvasinis, nesikišo į gyvenimą, tai yra nebuvo nei druska, nei šviesa pasauliui. Todėl žmonės, kurie yra be Dievo, kurie yra netikintis ir kurie būtent kišasi į tai, į valdančias pozicijas, į visuomenės gyvenimą, jie užima tas vietas, jie užima tas valdančias vietas. Ir valdo taip, kaip jiems atrodo geriau. O bažnyčia iki šiol galvoja, kad tai nėra dvasiška, žodžiu, bažnyčia ir politika niekaip negali būti susiję. Bet bažnyčia turi būti druska visuomeniai, pasauliui. Tai yra daryti įtaką, druskinti. Taigi, kaip sakant, gyventi šimtmečius tarp keturių sienų ir, kaip sakant, šlovinti Dievą, skaityti Bibliją ir visiškai ignoruoti tai, kas vyksta visuomenėje ir po to melstis Dieve padaryk kažką, matai, kur mes nusiritume, tai yra kvaila. Mes neprisimam atsakomybės, mes nenaudojam mums skirtos valdžios. Ir žiūrėkite, aš tikiu, kad daug žmonių, krikščionių meldžiasi, kad Dievas pastatytų tikinčią valdžią arba žmonės, per kuriuos galėtų veikti valdžioje. Ir tai yra be abejo gerai, tačiau melstis neužtenka. Dar reikia kažką daryti. Kažką daryti, kas daro pokyčius šitam pasaulyje, visuomenėje. Bent jau reikėtų eiti balsuoti, kaip minimumas. Reikia kažką daryti, kad užtikrintum, jog balsavimo rezultatai buvo suskaičiuoti teisingai, kad ten nebuvo sukčiavimo ir manipulacijų. Ir tai yra mūsų valdžioje, mes tai galime ir turime daryti, nes jeigu mes to nedarome, kažkas to pasinaudoja. Dievas yra dvasia, velnias yra dvasia. Nei vienas iš jų negali tiesiog šiaip sau, kaip panorėjęs, veikti žmonijos gyvenime. Dvasiai reikalingas kūnas, kuris tiki dvasia, kuris yra palankus dvasiai, kuris vykdo dvasios norus. Ir Dievas, kuris yra visagalis, jo jėgos iš vis net įsivaizduoti iš tikrųjų neįmanoma. Jisai nesikiš į žmonijos gyvenimą ne per žmogų, kadangi, kaip kalbėjome, jis tai pasakė. Jis nelaužo žodžio. Jo žodis yra aukščiau negu jo vardas, taip raštas kalba. Velnias, kuris baisiausiai norėtų įsikišti žmonijos gyvenimą, to padaryti negali, kol neranda savo palankių žmonių. Ta prasme, kurie tiki velnio transliuojama ideologija. Štai kaip viskas ir vyksta. Taigi nei Dievas, nei velnias tiesiogiai, ne per žmonės, nieko negali padaryti čia ir dabar žemėje. Nieko. Taigi, norint, kad įvyktų pasikeitimai, reikia šiek tiek daugiau negu melstis ir prašyti, kad Dievas padarytų. Reikia naudotis tuo, ką turi savo fizinių kūnų. Reikia veikti atitinkamai pagal tavo tikėjimą, daryti žingsnius praktiškai čia ir dabar. Pamenu, buvo berods 1974-5 metai, mes buvome neseniai susituokę su Džeme ir gyvenome tikrai labai skurdžiai. Ir tuo metu mūsų pragyvenimo šaltinis buvo tai, kad aš dažiau namus ir atsimenu tą dieną, aš jau turėjau pabaigti darbą ir man turėjo už jį užmokėti. Ir tikrai tų pinigų mums verkiant reikėjo, nes mes neturėjome visai nieko. Ir žinot, aš tą dieną susirgau. Ir atsimenu, tada parėjau pietų ir man buvo taip bloga, taip silpna, aš praktiškai nepavilkau kojų.
valgyti negalėjau, aš tik atsiguliau ant lovos ir sakiau, Dieve, kaip man yra blogai, sergu. Bet matote, kaip jau ir kalbėjau, na aišku, tais laikais aš dar taip nesuvokiau tų tiesų, kuriamis dabar dalinuosi, tai buvo tiesiog mano tikėjimo kelionė, tačiau. Kadangi šitas fizinis kūnas suteikia mums galimybę gyventi valdžioje, daryti pasirinkimus. Ir kol esame fizinėme kūne, mes galime tai daryti. Ir jeigu tu leidi, kad tavo fizinis kūnas pasirašytų velnio valiai, velnio planams, taigi, kad jis sirgtų, būtų depresuotas, tingėtų, būtų kažkoks ten nelaimingas ir taip toliau, jeigu tu tai toleruoji, jeigu tu leidi savo taip jaustis, vadinasi, tau tai patinka. Tu leidi tiems dalykams būti, o kadangi tie dalykai nėra iš Dievo, tai yra iš velnio, reiškia, kad tu leidi, kad velnio valia vyktų tavo gyvenimą, taigi, kad jis tą tavo gyvenimą apvogtų ir griautų. Taigi, tada parėjau, sugriuvau ant lovos ir man buvo bloga. Ir aš tiesiog negalėjau net kojos pajudinti ir jau galvojau, tikriausiai aš nebenueisiu ir nebebaigsiu to darbą ir nieks mums neužmokės. Bet žinote, turiu tikinčią žmoną, kuri žino, kad mums reikia šitų pinigų, nes mes neturime iš ko gyventi. Ir jie man pasakė, tiesiog dabar tu išgysi, tau nepriklauso liga, tai yra iš velnio, nes šita liga ne tik ardo tavo kūną, dar atima mums ir pragyvenimo galimybės, taigi tu tiesiog dabar pasveiksi, nueisi, pabaigsi darbą, grįši sveikas ir laimingas su alga. Taigi jinai pasilenkė, pakėlė mane, o aš ant buvau kaip koks, kaip makaronas, ta prasme. Jinai užsivertė mane ant savęs, paėmė mano ranką, kadangi aš su daug aukštesnis, apviniojo ją, kaip sakant, apie savo kaklą ir viskas, pradėjo vedžioti mane po kambarį. Negana to, ji pradėjo su manim šokti, dainuoti ir šlovinti Dievą už tai, kad aš sveikas, kad mes visko turim, kad mums nieko netrūksta. Teisingiau Džemė šoko ir dainavo ir ji tiesiog vilko mane kaip didžiulę lėlę. Bet po truputėlį, matydama savo žmonos, kaip sakant, tokią užtaisą energijos, aš po truputėlį pradėjau dėkoti Dievui, pradėjau kalbėti, pradėjau melstis ir pradėjau šlovinti. Ir tada aš pasirinkau naudoti savo kūną kaip ginklą prieš tai, ką velnias dabar daro, prieš jo ataką. Nes aš suprantu, jeigu aš pavėsiu savo kūną, ta prasme tikėjimu pavėsiu tam, kas yra Dievo valia, tai Dievo jėga, Dievo malonės jėga pradės tekėti pro mano kūną. O jeigu susitaikysiu su tuo, kaip mano kūnas jaučiasi, su tuo, ką velnias transliuoja į mano gyvenimą per mano kūną, šiuo atveju karščiavimą, tokį nusilpimą, nesveikatą, jeigu aš leisiu tam būti, tai va tie dalykai dar labiau vyks. Ko nuspręsiu dabar šitoje situacijoje klausyti, to tarnas ir būsiu. Vadinasi, man tai ir šeimininkaus, ko aš klausysiu. Taigi, mano žmona kažkur 45 minutės, ta prasme, tampė mane po kambarį, dainuodama, šlovindama, šokdama. Ir baigiantis tam laikui, aš jau buvau sveikas kaip agurkas. Dingo skausmas, dingo nuovargis, viskas pasitraukė, karščiavimas praėjo. Taigi nuėjau, užbaigiau darbą, man sumokėjo ir viskas buvo gerai. Taigi noriu pasakyti, kad tu, kaip asmenybė, kuriai duota pasirinkimo teisė, gali pasirinkti ir nutarti naudoti savo kūną, tai yra taip, kaip kūnas reaguoja, taip, kaip kūnas jaučiasi, prieš velnią, kaip ginklą prieš velnią. Ir kai atsitinka taip, jog blogai jautiesi silpnas, ar ten jau tokios posarkos, jau liga kažkur prasidės, vietoj to, kad gultum ant lovos ir tiesiog leistum tam blogumui būti tavo kūne. Jeigu nenori ligos, tau reikia nesusitaikyti ir kovoti su tuo, kaip jaučiasi tavo kūnas. Ir aišku, aš suprantu, kad Dievas mums yra davęs išmintį ir mes neturim gyventi kaip bepročiai. Mums reikia suprasti, kaip reikia tinkamai prižiūrėti savo kūną, kad jis mums tarnautų kuo ilgiau. Be abejo, tai galioja. Ir žinote, tai aš dabar kalbu ir aš suprantu, kad manęs klausosi žmonės, kurie yra labai
skirtingose tikėjimo lygiuose, to, kaip jie supranta Dievo žodį lygiuose, skirtingų tokių pasaulėžiūrų. Ir tai, ką aš sakau, kiekvienas visgi perleis šiek tiek per save. Ir jeigu žmogus, kuris, sakysime, nemoka tikėti Dievu dėl visiškai mažų dalykų, pradės tikėjimą elgtis taip, kaip elgiuosi aš, kuris turiu didžiulę tikėjimo patirtį ir mačiau daugybę tikėjimo pergalių, o tam kažkokiam žmogui gali ir nesuveikti. Nes aš jums sakau, jeigu aš tik pradedu jaustis blogai, kažkokia liga, viskas, aš taip ir darau. Aš priešinuosi lygai savo kūnų. Taškas, pas mane nėra kitokių pasirinkimų. Bet toks yra mano tikėjimas. Aš pasirenku taip gyventi. Aš nekenčiu velnio darbų ir kol gyvenu šitoje žemėje, aš nežadu jam leisti šeimininkauti mano kūne viskas. Ir per savo tikėjimo praktiką aš jau išmokau, kaip daryti, kaip naudoti savo kūną būtent prieš ligą kaip ginklą. Bet aš puikiai suprantu, kad kai kurie tikinti žmonės galbūt klausosi manęs ir jie yra, kaip sakant, pakol kas dar labai tolerantiški ligoms, suprantat. Jiems ten gripas, sloga yra nieko rimto. Išgerti tabletę ir viskas. Aš sakau, kad kiekvienam iš mūsų reikia pradėti naudoti tikėjimą toj vietoj, kur esi, pagal šiandien sutinkamus iššūkius ir pagal tiek, kiek tu gali. Nes jeigu tu visą savo gyvenimą, nežinau, kiek ten dešimtmečių, visiškai ramiai ten gerdavai vaistus, peršalai, susirgai, blogai jautiesi, vaistukai, 2-3 dienos ir pasveikai, ir staiga, jeigu tu nutarsi va taip tikėjimu susikauti ten su kokia nors rimtesnė liga, nenugalėjęs sveikatos problemų mažesniuose lygiuose, aš negaliu garantuoti, kad tau iš karto pasiseks. Taigi tiesiog siūlyčiau būti sąžiningu pačiam prieš save ir pačiam save įvertinti, ką tu šiandien toleruoji, o ko tu nebegali toleruoti, ką tu šiandien išsprendi savo jėgom, iš žmogiško žinojimo, o kur šiandien tau reikia dieviškos pagalbos, tos pagalbos, kuri veikia tik tikėjimu, ir kiek tu to tikėjimo ten naudoji ir ar iš vis naudoji. Ir čia yra jūsų sprendimas, tačiau, jeigu jūs toleruosite velnio darbus, jeigu jūs tokiu būdu bendradarbiausite su juo, jums gerai nesibaigs. Nes aš suprantu, kad jeigu, sakysime, tu ten 10 ar 14 metų dabar priiminėjai insuliną dėl to, kad cukraus kiekis aukštas ir dabar nutarsi pasiklausys manęs staigiai išmesti ir nebepriiminėti insulino ir galbūt tau bus priepuolis arba nedaug dieve mirsi. Aš noriu pasakyti, kad tikėjimo kelionė, jinai turi žingsnius, pakopas, tai yra procesas. Bet jeigu nori išmokti praktiškai naudoti tikėjimą, jį reikia naudoti, praktikuoti nuo mažesnio prie didesnio, nuo mažesnio prie didesnio. Čia kaip ir sporte. Joks čempionas nepradėjo nuo to, kad pirmą kartą atėjo į sporto salę, staiga jis pakėlė ten 120 kg. Taip nebūna. Jis pradėjo nuo mažesnio krūvio, bet sistemingai, sistematiškai treniruodamasis pakėlė didžiausius krūvius ir gali tapti čempionu, lygiai taip pat ir tu. Tačiau neišvengiamai reikia pradėti treniruotis. Ir štai ką noriu pasakyti. Nepriklausomai nuo to, ar tu tai praktikuosi ar nepraktikuosi, aš tai praktikuoju. Tavo fizinis kūnas, kuriame tu gyveni, kol esi žemėje, yra vienas iš didžiausių ginklų. Ir tu gali jį naudoti kaip ginklą prieš velnio atakas. Jeigu tu pavesi tai, kas vyksta kūne, Dievo žodžiui, Dievo valiai, jis taps ginklu prieš atakas. Ir lygiai taip pat, jeigu tu leisi, kad kūnas ramiai transliuotų tai, ką nori kišti velnias, tu tokiu būdu sustabdysi Dievo jėgos veikimą savo gyvenime. Taigi, tau iš tikrųjų reikia būti ta sąmoninga auka ir atnešti savo kūną, net ir kūną, kaip Dievui patinkančią auką, tai yra, kad Dievas per jį veiktų, kad kūnas, tai kas vyksta kūne, paklustų Dievui, o ne ligoms, depresijai, nevilčiai, tinginystei, apsileidimui, kam ten dar nežinau. Ir tikėjimas visada turi būti išreikštas darbais. Jeigu tu sakai, kad tu esi išgydytas, tai ir veik, elkis kaip išgydytas žmogus.
Tačiau pasikartosiu, tai yra procesas ir aš suprantu, kad kai kurie iš jūsų, o gal net daugelis iš jūsų, šiandien dar nemokate taip praktikuoti tikėjimą. Bet jeigu nepradėsite praktikuoti, niekada ir neišmoksite. Tačiau nereikia savęs apgaudinėti, galvojant, kad jeigu tu ten nelabai tiki, iš tikrųjų viduje tau ten ne viskas labai aišku, bet jeigu tu padarysi tokį teisingą žingsnį, kokį paprastai daro žmonės, kurie tiki, tai staiga tikėjimas pradės veikti. Ne taip yra. Taip, tikėjimas be darbų yra miręs. Tai yra tikra tiesa. Tai yra tikra tiesa. Tikėjimas veikia. Tačiau tikėjimas turi būti. Tu turi savyje, uždegti, treniruoti tą tikėjimą, kuris po to bus išreikštas atitinkamais darbais. Niekur neparašyta Šventajame rašte, kad teisingi, tinkami darbai pagimdo tavyje tikėjimą. Ne, tikėjimas pagimdo darbus. Tikėjimas, kuris ateina iš Dievo žodžio, iš to, kad tu girdi, klausaisi Dievo žodžio, gimsta tikėjimas ir jeigu tas tikėjimas yra tikras, jis būtinai yra išreikštas darbais, sprendimais, poelgiais. Ta prasme, dar kartą pasakysiu, aš nenoriu, kad jūs dabar pasiklausėt, įsikvėpėt ir padarėte tai, ko netikite iš tikrųjų. Ir jūs galvojate, kad todėl, kad jūs tai padarėte taip, kaip aš padariau, arba kažkoks ten kitas žmogus, kuris gyvena tikėjimą ir mato tas pergalės, kad dėl to ir pas jūs suveiks. Ne taip viskas turi būti. Pirmiausia, turi būti tikėjimas. Tikėjimas, kuris gimsta iš žodžio. Ir tas tikėjimas jis turi paskatinti veikti. Kartais žmonės, kurie daugelį metų naudoja kažkokius tai medikamentus, būna taip pripratę, tiesiog kūnas įgyja tokią kaip ir narkotinę priklausomybę, tik tai priklausomybę nuo medikamentų ir jeigu žmogus staigiai nutraukia juos vartoti, tai gali būti tikrai toks priepuolis, suprantate, kartais net ir mirtis. Taigi dar kartą sakau, kad mes turime turėti ir išmintį, kuri atitinka tą tikėjimo vietą vidinę, kurioje esate dabar, kuri jums yra reali. Ir tegul Dievo ramybė palydi kiekvieną jūsų sprendimą. Jeigu turite dvasioje brandesnių žmonių, kurių gyvenimo rezultatai kalba už save, jeigu galite, nueikite pas juos patarimo, kaip jie jums patartų vienoje ar kitoje situacijoje elgtis. Bet visgi, nežiūrint į tai, ką aš dabar pasakiau, ir aš tai pasakiau todėl, kad kiekvienas žmogus turi savo tikėjimo kelią ir kad tas tikėjimas yra toks progresuojantis dalykas, tai yra kelionė. Tačiau, anksčiau ir vėliau, visi iš mūsų turime pasiekti tą vietą, kai mes elgiamės ir renkamės pagal tai, kaip mes tikime ir kalbame. Kad tikėjimas mūsų širdyje turi būti išreikštas tiek žodžiais, tiek poelgiais, jie neturi vienas kitam prieštarauti. Pavyzdžiui, galbūt tu klausai kokio gero įkvėpto pamokslo ir skaitai, taip, amen, aš tikiu, kad Dievas atsakys į visus mano poreikius, ta prasme. Dievas pasirūpina padangių paukščiais, laukų gėlėmis, tai kaip jis nepasirūpins manim. Ir aš tikiu Dievo žodžiu, jeigu duosi, tau bus duota. Tu taip kalbi ir niekada neaukoji. Arba aukoji vos ten labai mažai, tai rodo, kad tu iš tikrųjų viduje netiki, bet tu bijai. Jeigu atiduosi tos 20 eurų, tai ir nebeturėsi. Taigi, pažiūrėk, tavo paties poelgiai, tai ką tu darai, parodo iš tikrųjų, kuo tu tiki. Supranti, ar tos tavo tikėjimo deklaracijos, tie aukšti žodžiai, tas Biblijos rašto vietų citavimas, ar tai atitinka tavo gyvenimą? Nes tai, ką tu pasirenki daryti, ir parodo, kuo iš tikrųjų viduje tu tiki. Pakartosiu, galiausiai tu turi pasiekti tą vietą gyvenime, kai tu elgiesi būtent taip, kaip tu kalbi ir kaip tu tiki. Taigi, sutrumpintai aš noriu priminti ir pasakyti, kad tu turi valdžią. Kad tu turi valdžią, tu gali rinktis ir kad joks velnias niekada nieko negali priversti tavęs padaryti. Taip kaip tada, pirmosius žmonės velnias neprivertė, bet velnias jos apgavo. Ir greičiausiai velnias matė, kad Dievas tiems tokiems paprastiems, atrodytų tokiems, gal net primityviems sutvėrimams kaip žmonės, kažkodėl tai patikėjo visą planetą. Padarė juos
šitai planetai kaip dievais. Velnias neturėjo tokios valdžios. Taigi, matyt, kad Liuciferis pavydėjo ir tiems žmonėms tos valdžios ir jėgos, kurios jis pats neturėjo, nes jis turėjo jėgą tarnauti žmonėms, kadangi buvo sukurtas kaip patarnaujanti dvasia. Jo galios atsiskleidė būtent tarnavime žmonėms. Ir tuomet, kai žmonės patikėjo juo, jie padarė jį savo viršininku, tokiu būdu perleisdami jam valdžią. Nes jis jiems nurodinėjo, jūs sakė, paragaukit, nieko nesitiks, o tapsi tokie kaip dievai, jie jo patikėjo. Taigi jie vykdė įsakymą to, kuo tiki. Ir tokiu būdu jiems Dievo suteikta valdžia tvarkytis žemę perleido šėtonui. Taigi savo poelgių žmonės sukūrė, kaip sakant, šėtoną, jeigu taip galima pasakyti. Jie pakėlė jį iš šio pasaulio kunigaikščio poziciją. Ne Dievas ten pastatė Liuciferį, šėtoną tai yra. Žmonės tai padarė. Ir taigi, jeigu pažiūrėtum, kokia jėga ir valdžia šiandien veikia tamsa, demoniškos jėgos, tai tu turi suprasti, kad tai yra tau skirta jėga ir valdžia. Tai yra tavo jėga, tavo valdžia. Taigi, tamsos angelas, koks bebūtų, ta prasme, kokios jo ambicijos ten bebūtų, jisai negali nieko padaryti, jisai negali niekaip įsikišti į žmonijos gyvenimą, jiem reikalingi žmonės. Žmonės, kurie tiki tuo, ką jis kalba. Nes dvasia yra išreikšta žodžiais. Taip kaip Ieva su Adomu patikėjo tais žodžiais, kuriuos kalbėjo šėtonas. Lygiai taip pat žmonės šiandien tiki velniškom tamsybės jėgų ideologijom ir tokiu būdu vykdo jo valią. Žiūrėkite, Jėzus aiškiai pasakė, kad vagis ateina vien tik tai apmeluoti, pavogti ir nužudyti. Taip? Taigi, jeigu viskas priklausytų nuo velnio, ta prasme, jeigu velnias nebūtų nieko varžomas. Tai yra, jeigu žmonės taip kiaurai tiesiai šviesiai tikėtų vien tik velniu, žemė nebūtų nei vieno sveiko žmogaus, nei vieno kokio nors ten klestinčio ar turtingo, suprantat? Visi būtų tokie vat. Jų gyvenimai būtų apvogti, jų gyvenimai būtų naikinami ir galiausiai visi mirtų. Ir aš manyčiau, kad mirtų greitai. Jūs galvojate, velnias nori, kad nors vienas žmogus klestėtų? Jis yra vagis. Jis viską vagia. Velnias niekada niekam nėra padėjęs nei išgyti, nei klestėti. Ta prasme, nėra pridėjęs gyvenimo pilnatvės. Bet Jėzus pasakė, aš atėjau, kad jūs turėtumėte gyvenimą ir kad turėtumėte jo apsčiai. Taigi, jeigu velnias galėtų veikti nevaržomai, o kas varžo velnią? Velniui neleidžia veikti, kai tu tiki ne velniu, bet tiki Dievo žodžiu, supranti? Tada jo valia negali vykti. Taigi, jeigu velnias galėtų veikti nevaržomai, pasaulyje nebūtų nei vieno žmogaus, kuris laimingai susitokė, nebūtų laimingų tėvų, nebūtų gerai užaugintų vaikų, nebūtų kažkokių klesinčių žmonių, kurie remia ten gerus darbus. Nebūtų tokių dalykų. Šiaip tai visi jau būtų mirę greičiausiai. Taigi velnias negali įvykdyti savo valios tavo ir visų kitų žmonių gyvenime, jeigu jūs su juo nebendradarbiaujat, jeigu jūs jo netoleruojat, jeigu jūs jo netikit. Štai kodėl Petras ir sako, kad jūsų priešininkas velnias vaikšto aplinkui kaip riaumojantis liūtas, ieškodamas, kurį galėtų praryti. Tai reiškia, kad ne kiekvieną jis gali praryti. Ne kiekvieną. Jis gali praryti tik tai tuos žmonės, kurie jo tiki, suprantate? Jis gali jos pasiglemžti. Kurie leidžia jam veikti, bendradarbiauja su juo. Velnias su džiaugsmu sunaikintų visas tautas. Jis nekenčia žmonių. Nes jis ateina tik vogti, tik naikinti ir tik žudyti. Ir jūs tikriausiai lengvai atpažinsite, per ką velnias tai daro. Deja, labai liūdna pripažinti faktą, kad yra tiek daug žmonių ir dar tikinčių žmonių, kurie šiuo atveju bendradarbiauja su šėtonu. Ir aišku, aš geriausiai galiu kalbėti apie savo šalies, Jungtinių valstijų gyvenimą, kadangi esu amerikietis. Bet aš manau, kad pats tas modelis greičiausiai tinka kiekvienai tautai. Aš jums galiu pasakyti, Amerika smarkiai puolė nuo to lygio, nuo to standarto, kokį turėjo anksčiau.
Ir žinote, tikrai nemažai studentų, kurie atvyksta iš kitų pasaulio šalių į mūsų Biblijos koledžą, kai kurie žmonės nori čia pasilikti, kai kurie gauna tą žalią kortą ir tampa Amerikos piliečiais. Ir mes vakar kalbėjom vakare su tokiais žmonėmis. Ir aš turėjau jų atsiprašinėti. Aš jiems sakau, Amerika nebe ta šalis, kokia buvo anksčiau. Aš nežinau, ką jūs galvojate ir ko jūs tikėjotės, bet tikrai, žinokit, Amerika nebe ta, kokia buvo prieš 20 metų. Prieš 10 metų savo baisiausiam sapne ar ten kokiam nors labiausiai neįtikėtinam fantastiniam filme tu nebūtum galėjęs pagalvoti tų dalykų, kurie šiandien realiai vyksta mūsų šalyje. Ypač ta visa genderizmo, kaip sakant, ta srovė nesveika, kai, žodžiu, žmonėms yra įkalbama, kad jie turi pasirinkti lytį ir nedaug dievė, jeigu tu kažką pasakysi prie žmogų, kuris laiko save kitos lyties atstovų, ir kai dabar tikrai yra naudojami, kaip sakant, tualetai, kuriuose ir vyrai, ir moteris, berniukai ir mergaitės būna kartu, ir kiek yra išprievartavimų, kiek yra patyčios ir prievarto aktų, ypač mokyklose, ir mokyklos vadovybė nedrįsta skųstis, kadangi tu naudoji neapykantos kalbą. Tu gali įžeisti mažumas, kurios nori visiems vadovauti. Prieš 10 metų tai būtų buvęs kažkoks fantastinis filmas arba baisus košmaras, o šiandien tai yra mūsų realybė. Kaip mes kritome. Ir prieš 100 metų tokių nebuvo dalykų, bet žinote kodėl? Todėl, kad visuomenė, žmonės buvo kitokie dėl to, kad buvo kalbama, skelbiama evangelija, kur keitė žmonių širdis. Ir velnias neturėjo tiek žmonių, kurie tiki juo ir leidžia jam veikti per save. Ir 36 psalmė ir kalba apie tai, kad sako, nedorėlių nusikaltimas jo širdie kalba, kad nėra Dievo baimės. Nėra Dievo baimės prieš jo akis. Ir jūs galvojate, kodėl dabar tas toks potvinis, kodėl šiandien pakilo toks potvinis bedieviškumo ir to amoralumo, kai tikrai gėda vadinama garbe, todėl kad žmonių širdise nėra Dievo baimės. Dievo baimės gerąja prasme. Todėl, kad ne vieną dešimtmetį bažnyčia, kaip sakant, taip susikūrė savo tokį patogų ir gerą ir jaukų gyvenimą visuomeniai, ta prasme. Jinai nieko neklibina, jos niekas neklibino ir užmigo bažnyčia. Ir nedarė savo darbo, ir net druskino visuomenės. Nebuvo šviesa. Ir pažiūrėkit, ką mes turim. Tai bažnyčio žmonėms tapo įprasta gyventi savo jaukioj bendruomenėje, visi vienas kitą pažįsta, jokių iššūkių. Na kamgi kištis į visuomenės gyvenimą? Ten vieni nemalonumai. O štai dabar pjauname vaisių. Pjauname labai didelius nemalonumus. Pasaulio žmonės dėl tos pasaulėžiūros, kokią jie priima, ir jie priima ją už tiesą dėl to, kad iš tikrųjų tiesos nepažįsta, yra labai geri įrankiai tamsai veikti. Pažiūrėkite, kokią žinią nuo ryto iki vakaro transliuoja televizija, įvairios socialinės medijos priemonės, socialiniai tinklai, kas tik norite. Tamsa skverbiasi žmonės ir sako, kad jie yra norma, kad taip ir turi būti. Ir kaip dabar ta tamsa skverbiasi į tuos filmus, į televizijos laidas? Per žmonės. Per žmonės. Per žmonės, kurie tai transliuoja, kuriems tai yra įdomu, kurie tai daro, kurie tai rodo. Ir pakartosiu, jeigu, ta prasme, velnias būtų galėjęs nevaržomas daryti, ką jis nori, tai va tokį pat, jeigu taip galim pasakyti, bardaką, mes būtume turėję gal jau 17 amžiui. Bet buvo per daug dievo baimingų ir tikinčių žmonių. Ir reikėjo laiko, kad bažnyčiai, kaip sakant, įlendant į savo maldos kambarius, užsidarant nuo visuomenės, būtų galima pakirsti žmonių dievotumą. Bet tą padėtį ištaisyti kaip galima, tik per žmonės. Dvasinės maldos, dvasinės kovos čia neužteks. Neužteks vien tik gerų išpažinimų. Kaip žmonės atneša tamsą, tai yra kaip per žmonės ateina tamsa, lygiai taip pat reikia žmonių, per kuriuos ateina šviesa. Dvasiniai dalykai, dvasinė veikla yra tik viena pusė. Kita pusė visada yra praktinė. Kaip bažnyčia gali būti druska? Tai yra, tu turi daryti įtaką žmonėms. Kiekvienoje vietoje, su tais, su kuriais tu susitinki, su tais, prie kurių gali prieiti, tu turi juos druskinti. Ir tai yra praktinis dalykas.
Ir dar kartą pasakysiu, taip kaip velnias šiandien veikia, o jis veikia, matote, kaip plačiai, čia taip kaip potvinis tokios tamsos, to purvo. Jisai to negali padaryti, jeigu nėra žmonių, kurie jam pasirašo. Kurie tiki tuo, kas jam patinka, suprantate? Žmonės yra esminis faktorius. Ir ką visą tai reiškia? Tai reiškia, kad velnias nėra toks galingas. Mes jam suteikėme jėgą, suprantate? Savo pasirinkimais, tikėdami to, ko jis nori, kad mes tikėtume. Bet kodėl mes tai darome? Mes nepažįstame tiesos. Mums tiesa nėra svarbi. Žmogaus pasirinkimas gali sustabdyti velnio darbą. Taip, velnias yra faktorius, taip velnias veikia, taip jis turi planus, jo planai aiškiai pasakyti. Apvogti, sunaikinti ir užmušti. Taip yra demonai, taip demonai veikia per žmonės, be abejo. Bet kiekvienas žmogus gali pasirinkti. Kiekvienas žmogus, jeigu išgirsta tiesą, gali pradėti tikėti tiesą ir erdvė, per kurią veikia tamsa, vis siaurėja ir siaurės. Tas pats pranašas Ozėjas sako, mano žmonės yra sunaikinami dėl pažinimo stokos. Jeigu žmonės pažintų tiesą, velnias negalėtų jų naikinti, jų apvogti. Ir aš jums sakau, šiandien mūsų visuomenė yra kokia yra, pasaulio globaliai kalbant žmonijos, tas stovis yra koks yra tik todėl, kad žmonėms trūksta tiesos pažinimo. O kas yra tiesa? Jėzus yra tiesa. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa jūs išlaisvins. Pats Dievas, Dievo žodis yra tiesa. Žmonės nepažįsta Dievo. Todėl tamsa gali laisvai per juos veikti. Tai kodėl velnias taip smarkiai transliuoja melą, apgaulės, visokias netokias klaidinančias idėjas. Todėl, kad tiesa yra ginklas prieš melą. Tiesa išlaisvina. Na pavyzdžiui, melas, kurį dabar labai reikia, įtvirtinti žmonių protose. Nes tu gimei ne tam kūne. Pasirodo, galėjo būti klaida. Tu gimei kaip berniukas, o pasirodo, tu moteriam turėjai būti. Ir tai yra melas. Kodėl tai yra melas? Todėl, kad Dievo žodis sako, kad nuo pradžių Dievas sukūrė tiek vyrą, tiek moterį. Ta prasme, tai jeigu žmogus jau gimė vyru, jis yra Dievo sukurtas vyru. Ne moterim, nepriklausomai nuo nieko. Ir atvirkščiai, jeigu tu gimei moterim, mergina, tu tikrai nesi vyras. Ir visa tai, kas tau bando, įpiršti, kad čia gal pagalvok, o gal tu visą laiką mėgdavai žaisti kaip berniukas ir taip toliau, gal buvo polinkiai tokie grubokiai. Tai yra melas. Nuo pradžių Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Viskas. Bet tą dalyką, tą tiesą, kurį išlaisvina, bandoma ištrinti. Ir todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir prilips prie savo žmonos. Viskas tai yra tiesa. Vyras paliks tėvą ir motiną ir nenueis pas kitą vyrą. Arba moteris nenueis pas kitą moterį. Tai yra tiesa, kuri yra įtvirtinta nuo amžių. Ir viskas, kas netitinka šitos tiesos, yra melas. Ir velnias naudoja melą tam, kad sugriautų konkrečių žmonių gyvenimus. Pūsdamas jiems miglą, kad jeigu jie nori būti laimingi, paprasčiausiai reikia lytį pakeisti ir štai bus jums laimė. Ir net jeigu jie, tikėdami velnio melais, keičia lytį ar ten daro dar kažką, galiausiai jie yra apvagiami, jų gyvenimai yra naikinami ir galiausiai jie eina mirti. Ir kaip ta tiesa ir šviesa gali šviesti visuomeniai? Per žmonės irgi reikės žmonių. Nes mes, žmonės, turime valdžią tam, kas vyksta šitoj planetoj.